kapsulėm gali. Mes tada tavo taip kalbas, o po to paimsim. Čia taip ir per egzaminą mes, ne? Nu, per egzaminą tai vieną koją galim pilnai užkliuoti, arba jeigu abi dirba, tai jo, tiesiog svarbiausia, kad neįtų flizelinas ant rankų. Taip, gerai. Ta prasme, kad neįtų flizelinas ant rankšluosčio? Nu taip, nes ne flizelinas, o fašikas, tai flizelinas. Taip, tai dabar apsižiūriu plauko augimo kryptį. Tai plauko augimo kryptis šiuo atveju tiesiog iš viršaus į apačią. Kartais būna, kad truputėlį sukasi plaukas, ypač iš tos pusės gali būti iš anos. Tai tada ir žiūrim, stebim, jeigu sukasi, tai tada aplikuosiu jau ne visai tiesiai, truputėlį liktai pasuksiu, ar ne? Dabar dėl depiliacijos, tai tiesiog galbūt reikėtų logiką truputėlį savo įsivesti, kaip aš tai darysiu ir apgalvoti, kur aš tą vašką dėsiu, kad nebūtų tokio visiškai padrikai. Tai tarkim, galim pasidalinti koją į dvi dalis čia, tai susiaplikuosiu juostas čia dar ar ne, tada kitą pusę ir tik tada kelią. Kelias įprastai tokia kaip saulytė, šiaip jisai dažniausiai va toks augimas taip ir va čia va taip, tai tiesiog galiu tokiais trumpesniais po to užbaigti pačią kelio aplikaciją. O čia, pavyzdžiui, auga, jo, čia ir taip, ir viršų truputį, tai galima bus va iš tos pusės padaryti dar aplikacijas. Ir labai stengiamės neiti ten į gilį, nes nėra tikslo, nes mes padarysim iš vieno šono, iš kito šono ir tada modelis apsivers pilnai, tada koja, kai apsiverčia, jau kai guli ant pilvo, gali savo, taip žinot, kaip per masažą kartais būna irgi įsistatyti, tai bus patogiau tiesiog, kad atsivers ta blauzda ir tiesiog užbaigsit paprastai, nėra, kad čia kad labai reikėtų stengtis nudepiliuoti viską. Tai va, kas čia dar? Galvoju. Nu viskas, tada dezinfekuoju. Tiesiog pasipurškiu ant vatuko. Visada vašką dar beje reikia pasitikrinti savo ant rankos prieš aplikuojant klientui, pasižiūrėti temperatūrą. Taip, pasižiūrėti temperatūrą. Tai galiu nusipurkšti tą zoną. Su dezinfektantu skirta rankoms. Irgi palei plauko augimą. Tiesiog o taip susitepu, dezinfekuoju. Vieną kartą, po to nebereikia sugrįžti. Taip, dabar neįsipyliau dar, atsinešam talko. Induką tiesiog, nes neturėti kiekvienas savo darbo vietos. Ne. Tas, kur turime yra atskirai. Taip, tas. Tai vieną, kur turim, kur jie vaikai. Taip, įsipilu talko šiek tiek, daug nereikia, bet kad turėčiau. Taip. Jos nieko nemokame. Jūs nemokate. Čia kaip mokykla, aš nieko nemoku dešinį. Tai iš tų nemokančių. Taip, su talku pasitempu, manau, kad su vatuku bus patogiau šiek tiek. Nu, čia nereikia bijot, kad čia tas talkas nukris, apvarvėšia, tiesiog jau depiliacija yra. Depiliacija turim tą padaryti. Truputį. Bet visos zonos, kurias darau, turi būti su talku pateptas. Bus čia tų vidų. Galima pato. Stengiamės, žiūrint, dar matosi kartais tas odos jautrumas, ar ne kiekvieno irgi skirtingas, bet šiaip jau 2 kartai ant tos pačios zonos daugiau kaip ir nerekomenduotina. Jau po to, jeigu nepavyksta, reiškia per trumpas plaukas, galim su pincetu kažkiek pabaigti arba tada jau palikti, bet gali būti, kad bus ir tarkim, kažkokių kraujo lašelių, depiliuojant ypač pažastį, tai nieko tokio, tiesiog dezinfekuojam, taip, ir viskas, ir tiesiog tęsiam toliau. Bet su peroksidu? Taip, galima su peroksidu. Va čia yra visų ant staliuko pas visus padėti. Taip. Tai dabar taisyklė per egzaminą, kad dabar, kol mokotės, kaip ir gali to nedaryti, bet per egzaminą dėl maksimalios higienos jūs galite tą mentelę naudoti tik tai 2 kartus. Tai reiškia, kad jūs įkišat mentelę, padarot aplikaciją, ar ne? Tada apvyniojat tą mentelės galą su servetėlę, paimat kitą galą, vėl padarot aplikaciją ir kaip ir ją metat. Dėl to, kad dėl maksimalios higienos, šiaip aš kalbėjau su Laikonu, aš sakau, ar jūs taip darot? Jie tai iš jūsų šiaip naudoja ne medinės, o metalinės, tas mentelės, su jom patogiau.
Kame ta higiena ta, kad mes vis tiek visos vaško skardinės neišnaudojam vienam klientui. Tai reiškia, mes po to, kadangi metėm daug kartų, po to vėl klientui. Laikinas sako, mes tikrai nebijom, dėl to, kad yra pastoviai tas vaškas kaitinamas, tos bakterijos žūsta ir čia nesąmonė būtų, kad kiekvienam čia nauja vis mentelė. Bet per Sidesko reikalavimus taip darysim. O dėl juostelių, tai ne, atvirkščiai. Juostelėgi mes vis tiek tą pačią galime naudoti ne vieną kartą, nes mes ją tiesiog tam pačiam klientui klijuojam, ar ne? Tai juostelę mes panaudojam vieną kartą, antrą kartą galim, trečią kartą, kai... Ta pačia pusė? Jo, taip, tą pačią pusę, tą pačią juostelę. Tik tai tada, kai aš čia ką tik truputį nuėmiau vaško. Ir tada, kai jaučiam, kad jau jinai tokia storėja pakankamai ir jau nebelabai prikimba, tai aišku metam. Ir tada įmam naują. Tai čia kiek sunaudojam, niekas neskaičiuoja, bet būtų neekonomiškumas naudoti juos kiekvieną kartą, po vieną kartą, vis tiek turim pagal logiką. Kitas momentas, kai padengiam aplikaciją, ar ne, tai kai tą juostelę klijuojam, tai pasiliekam visada, galva tiek, aš nežinau, tokį laisvą kraštą, kad turėtume už ko užčiupti, nes jeigu mes iki pat priklijuosim juostelę, tai nebus kaip atkabinti mums jos. Tai jo, šiek tiek pasiliekam ir tada, tarkim, galėsiu jau nuimti, ar ne, laisvai. Tai dabar... Pasitikrinu savo ant rankos, toks kistokas vaškas, bet turėtų būti gerai. Jeigu nudegsiu, tai aš nudegsiu pirmiausia. Kitas dar to parodysiu momentą, čia pasitikrinsiu. Šiltas, bet ne karštas, viskas gerai. O mums irgi reikės tikrinti? Būtinai temperatūrą. Būtinai. Pasitikrinau, viskas kaip ir gerai. O tos likučius galima nuimti. Tai šitą jau nenaudosim čia. Dabar, kadangi būna kartais, kad dalinamės tuo vašku, tai nešant prie kliento, kas yra svarbu, visą laiką sukti. Nes kitaip tai nuvarvės ir kris viskas ant žemės. Mentelė, tą, kurią ant savęs pabandėt, tą ir ant kliento nešat. Ar jau mentelė šitą metą atlauk? Ta keičiam? Ne, aš tiesiog paklausiu, nes mokytoja padėjo ją ir aš Reikėtų nesupratau. viską dabar aš sakau kaip per Sidesko, tai viską higieniškai keičiam. Mes visi darysim. Mentelė, ne? Įsivaizduoju dėstyti. Kas būtų? Dabar dar tiesa, gal dar parodysiu be šitos aplikacijos. Kaip dar stengiamės daryti, kad juostelė būtų plonesnė. Mes kai atsinešam vašką, tai pirmiausia, nebijokit tai pakankamai statmenai laikyti, nes jeigu laikysite visai pakreiptai, mažiau bus storesnė jinai gausis. Nebijokit to paspaudimo, klientui ten tikrai neskaudės, aišku, nereikia ten labai spaust, bet turime atsinešam vašką, ar ne, ir tada truputį statmeniau ir va tik tai guldau, kai einu link jau, ar ne, link ten, kur užsibaigė, ar ne, mano aplikacija. Ir nebijau jos po to galiu dar kelis kartus išsiploninti. Dar taip vaškas nespės ten uždžiūti per sekundę. Išsiploninu, pasidarau savo plotą. Ir dar kita logika, kad jūs, jeigu aš čia pradėsiu, tai man turbūt neužteks iki čia aplikacijos. Tai va šitas plotas liks. Tai geriau pradėkit nuo, sakykime, va čia, ne, pasigalvoju savo logiškai. Va dabar darysiu tokį plotelį, kad nebūtų taip, kad mano aplikacija baigėsi čia, nu tai kam po to man daryti ją tokią mažytę, čia dar papildoma. Tai aš tada pasidarau ją nuo čia tam, kad užbaigčiau iki pat, ar ne? Ir aplikaciją darote tokią, kokią vieną juostelį tai užteks, taip? Taip, tai galima jie pasidaryti tokią storesnę, sakykime.